Kaip jūs tos paskutinės akimirkas vertinate? Pradėjom turbūt taip, kaip ir paskutinės kelias varžybas, o paskui kažkiek turėjom gerą atkarpą trečio kėlinio pabaigoje, ketvirto pradžioje ir sugebėjom atmest tą didelį skirtumą. O gale tai čia jau kaip galima sakyti, kad jis sėkmės pritūko, bet jie įmetė, mes neįmetėme ir taip gavosi. Trečiame tas pakilimas, kaip jis prasidėjo, nežinau, tiesiog nebetraukti žiūrovai uždegė. Visų pirma, turbūt teisėjai sunervavo žiūrovus ir mus. Kažkiek tada pavyko apsiginti porą atakų, lengvų taškų įmesti, išsivedė žiūrovus, išsivedėme mes, jie kažkiek sutriko, pradėjo dalinti kamuolius vos ne į rankas, taip kad taip ir sugrįžom žaidimą. Aišku, pralaimėtos varžybos, bet turbūt tam tikro pasitikėjimo, kad galima atsikelti iš tos duobės žaidėjams turėjo duoti. Nežinau, čia turbūt kiekvienam individualiai, kaip kas su tuo tvarkosi ir kaip su tais pralaimėjimas nėra lengva, kai pralaši tiek varžybų iš eilės, sakykime, ir dabar laukia 5 varžybos išvykoje. Iš viso tai nėra taip paprasta, kaip atrodo, bet niekur nedings toks gyvenimas, dabar jau tos varžybos istorija, reikia žiūrėti ateitį. Dar paskutinė ataka taip ir turėjo atrodyti? Ne, paskutinės atakos žinot, kaip būna jos. Jie viską keitėsi gynyboje ir tiesiog taip gavosi, kiek iš tos situacijos galėjom išspausti, aišku, neišspaudėm kažko labai ypatingo, taip kad nesugebėjom išmest normalus metimų. Martynai, pačiam sunkiausiais momentais tarsi yra lengviau įmest tos metimus ar net tritaškės? Ne, čia nėra jokių momentų meti, kai turi progą ir taip.